Sveiki. Lietinga diena už lango, kažkaip niūru, norisi sėdėti namuose. Ir sugalvojau išsitraukti kortas, pažiūrėkim, kas laukia ateityje ilgo laiko tarpo. Negalvosim, sakykim, iki pusmečio, gal ir trumpiau. Sveiki dar kartą, aš esu Vaida. Pristatymą apie save, apie kelionę į Taro pasaulį galbūt padarysiu vėliau, kai pasirašysiu kalbą, pasakysiu atvirai. Nežinau, ką pasakyti, tiesiog mes kartais atsiduriam įdomiose gyvenimo situacijose, įvykiuose. Nėra viskas, kaip aš sakau, į Taro pasaulį tikriausiai su labutenais ir nuo šilkinių pagalvių nepapulsi, nes tau bus ne tai galvoj. Jeigu jau tu paėmei kortas į rankas, reiškia tavo gyvenime buvo tokių įvykių, ko tikriausiai niekad niekam nepapasakosi, tai tiesiog. Kaip aš sakau, galėtum parašyti knygą ir ne vieną, bet dauguma nerašo tokių žmonių, galbūt kartais atvirumo valandėlėm jie atskleidžia kažkokius savo gyvenimo faktus. Nežinau kam, kažkam, artimiesiam, dar kažkam, galbūt kas turi savo kažkokias platformas, visą kitą pasakoja, kaip pakliuvo čia. O aš tai padarysiu ar ne, nežinau, bet galbūt kažkada po truputį pasieksiu, kažkada labai seniai. Pažintis su Taro mano prasidėjo, dabar jeigu nesumeluočiau, tai tikriausiai prieš kokius 35 metus, bet vis nebuvo laiko, nebuvo kažkaip, nežinau, laiko tikriausiai būtų